Atvažiavom. Jo, dėlus. 100 MK ir patenka čia. Situacija tokia, kad uždarytas yra kelias, šitą atkarpėlę visą. Labas visiems. Šį kartą video nebus vien tik apie miestą, biškį pagalvojau, kitaip padarysiu, kadangi rytoj jau išvažiuojam į pirmąjį road tripą šitoj apskritai Vietnamo kelioniai. Keliausim po centrinį Vietnamą. Tai va, kaip matot, man dabar už nugaros yra Danangas, Danango miestas apsišviečia. Dangoraižiai, palmės, paplūdimy, žodžiu, visa kita. Tikrai gražus miestas ir geras miestas pabūt, pagyventi šiek tiek. Kalbant apie road tripo žemėlapį, tai keliausim nuo Danango, kur dabar esu. Keliausim link Hue per Hai Van Pasą. Tada nuo Hue važiuosim link Laoso sienos, šiek tiek į kalnus. Tada leisime žemyn ir galutinai sugrįšime atgal link Danango. Viso planas yra važiuoti maršrutą per 4 dienas, kas yra apie 400 km. Dar koks dalykas, tai kelionės nebūtų kelionės, jeigu nebūtų iššūkių juose. Kaip tik dabar visos medijos, žodžiu, skelbia, kad į centrinį Vietnamą jau ateis galingas taifūnas, Kalmaegi, man atrodo, pavadinimu. Jisai jau yra Filipinuose, Filipinų salose ir, žodžiu, eina tiesiai link centrinio Vietnamo. Tai žiūrėsim, kaip čia bus su tuo taifūnu, ar čia labai jau pasunkins mums tą kelionę. Dar vienas dalykas, tai kad būtų įdomiau šiek tiek stebėti ir sekti kelionę šitą, paskaičiuosiu pinigus išleistus kelionėje. Jeigu apie finansus pradedant, motorolerių nuoma, įsinuomavome šitos motorolerius 2 savaitėm, tai sutarėm kainą 100 000 dienai. 100 000 yra 3,31 €, gaunasi 4 dienom, tai gaunasi 13,25 €. Čičing. Bet svarbiausias dalykas, jums dar nepasakiau, kas bus čia pas mane ateinančiam dienom tarp kojų. Su visa derama pagarba pristatau jums Honda Airblade Phoenix Edition. Ir dar vienas dalykas, kad jum gražiai pratransliuočiau, kaip čia tas kelelis atrodo, kaip tie atrodo Vietnamo keliai visi ir gamtos grožis. Reikia kažkokį būdą prisimontuoti čia kamerą man. Čia bandžiau ieškoti, bet negau jokio mounto normalaus ant kameros, o savo laikiklį pamiršau, tai žodžiu, tenka suktis kažkaip. Tai kaip visada pagelbė senas geras draugas, sena gera lipnia juosta, tai pabandysim kažką susimontuoti, to jau parodysiu galutinį rezultatą. Laikiklis primontuotas, atrodo nelabai kaip, bet negrožiai esmė. Svarbu funkcionumas, funkcionalumas, funkcija, svarbu funkcija. Tikiuosi patiks video, tikiuosi patiks nuotykiai. Laukia tikrai įdomios 4 dienos su daug gražių vaizdų, tikriausiai daug lietaus. Tai labai smagu, kad galiu jūs pasiimti kartu. Man galit atsidėkoti paspausdami like, pasubscribinti, pasidalinti su draugu ar su draugė. Rytoj jau išvažiuojam ryte, varom susipakuoti, pasiruošti, pavalgyti daug. Ačiū, kad žiūri. Pasimatom rytoj ryte. Čiau.
Kelionė prasideda nuo pusryčių. Pusryčiai. Bunčia. Tai PM5K. Čičing. Sveiki, mėlieji žiūrovai. Tikiuosi, kad girdit mane gerai. Žodžiu, pradedam savo kelionę, savo road tripą. Kaip matot, pradedam su lietum, bet nieko. Lietus ir turėjo būti ir nebuvo jisai išvengiamas, tai viskas čia yra tvarkoj. Tai va, pavalgiam, papusryčiavom, varom dabar nusiimt pinigų. Šiaip orų prognozės rodo, kad kaip ir šiandien ir rytoj turėtų būti nuo to taifūno intensyviausios tokios dienos. O šeštadienį jau viskas kaip ir tvarkingai, be lietaus turėtų būti. Nuotaikos geros, vėjukas pučia, lietus į veidą pila. Smagaus žiūrėjimo jums. Matom kitam kadre. Užsipylėm kuro, turim pilną baką. Tai žodžiu, kainavo 100 000, kas yra 2 eurai. Tai va. Pradėsim kelionę, išvažiuojam iš miesto jau ir pradėsim kelionę. Tvintaveriai. Atvažiuoja traukinys. Pirmasis tiltas, man, ne, gal ne pirmasis, bet bele kaip gerai atrodo. Traukinys važiuos. Kiek nuvažiavam? Nuvažiavam kem 2 kilometrus. Ai. Privažiavom. Lempa, jo, galusim. Taip buvo.
Man 5000. Kafės topas. Iki Hanojaus liko 705 km. Einam pagert kavos. Parduotuvė. Biški maisto produktų. Kažkokių tai PM5K minus. Nuvažiuota 8-6. Ką? Pačios durys susidaro. Važiuojam iki homestėjaus. Pusvalandis kažkur kelio. Nusilyjo. Sustojom vėl atsirefrešint biškį, labai įsilijo. Einam į kavinę. Kavos pertraukėlė. Čia yra Almond Coffee. Išleista 25 000. Čičing. Važiuojam toliau. Dabar lyti jau nebenustos. Audra arties tik tais mūsų. Bet nebedaug ir važiuoti beliko. Žodžiu, neblogai įsilijo, norim aplankyti tokią vieną šventyklą gražią, bet kažkaip abejoju, kad čia galima su laivais persikelti iki jos, bet jau čia net nesimato. Dabar tos šventyklos žodžiu, jinai kažkur tenais turėtų būti, bet net nesimato jos. Bet žodžiu, jau iki homestėjus jau nebetoli, tai va dėl šito objekto mes tik čia atvažiavom, galvojom, gal pavyks, gal ne. Jau turim nuvažiavę 108 km. Tai nemažai. Kaip pirmai dienai labai gerai. Bap. Hello. Hey. Atvarėm į chatą savo, homestėjų. Tai toks atskiras namukas, visai kietai atrodo. Taip atrodo. Jo, čia sporto salė. Čia nusimaudyt, pulas. Davė skėčius, kad nueit nesušlampant tulikai.
balkonėlis. Yra parduotuvė. Vidury nieko. PM3K. Čičing. Vienas, sveiki. Tai žodžiu, pirma diena baigėsi, pavalgėm vakarienę dar, valgėm su hostais, tai nenorėjau ten filmuoti labai daug. Pagal planą rytoj kaip ir turėjom varyti link Lavos sienos, bet sužinojom vieną dalyką, žodžiu, benaršydami. Situacija tokia, kad uždarytas yra kelias, šitą atkarpėlę visą. Labai gaila, nes iš esmės nėra kito kelio ir čia nugriūna tada visas tas ratas, visas tas maršrutas mūsų planuotas. Tai nežinau, žodžiu, rytoj bandysim jaučiu važiuoti iki Chuje, pažiūrėsim, kas ten per situaciją. Kaip ir dabar nemačiau, skaičiau, domėjausi, bet kaip ir nebuvo jokių naujų straipsnių, kad potviniai. Tai va, tai kažkaip koreguosis tikriausiai planas, nebent tas kelias atsidarys, bet abejotina. Bet žodžiu, gaila, prieš tai nerodė, kad ten tas kelias uždarytas. Dabar audra tik tai stiprės, žodžiu, šiąnakt stipriausioji fazė jinai bus. Tai kaip ir viskas gerai, kadangi po stogu esam, viskas tvarkoj. Rytoj irgi turėtų iš ryto palyt, o šeštadienį turėtų viskas būti tvarkoj. Tai tiek iš šiandienos, sutinkam rytoj. Žiūrėsim, kaip čia mūsų planas tas keisis ir koreguosis. Tai va, čiau, labanakt. Vienas. Labas rytas, mano mėlieji žiūrovai. Įsičekiautinom iš savo buveinės, pavalgėm pusryčius, vakarienę ir pusryčiai su hostais. Kainavo po PM-K, tai žodžiu minus 100K. Čičing. Viskas, graži diena, audra praėjo. Važiuosim dabar į Chuje. Oras kol kas labai gražus, saulytė šviečia. Tai va, o dėl to kelio, kur vakar pasakojau, kad uždarytas yra, tai pasikalbėjom su hostais ir nusprendėm varyt. Pažiūrėsim, kas ten per situaciją. Vis tiek negali pilnai būti uždarytas tas kelias. Vis tiek kažkaip transportas juda, nes ten yra vienintelis kelias. Tokios tokelės. Judam į antrąją kelionės dieną su šypsena ir saulė. Susimatom kitam kadre. Čiau. Turim nuvažiavę 161 km. Saulytė šviečia, labai gera važiuoti. Tai va, ieškosim degalinės dabar. Baiginės kuras. Čia. Prispylėm kuro, šiamka, čičing. Iki vietos visai nebedaug liko. Apie 15 kilo iki miesto Chuje. Tai va, važiuojam. Девиника.
10 000. Kas yra? Tofu. Okay. Tofu. Sveiki atvykę į Chuje. Thank you. 200 bilietas apžiūrėt buvusios imperijos. Žiauriai karšta šiaip. 30 svilina ant saulės, gal dar daugiau. Didelis plotas čia vaikščiot visur, bet labai įspūdinga, labai gražu. Kas čia yra? Smilkalų gali nusipirkti? Pažiūrėkit. Man atrodo, kad matau imperatorių. Patį imperatorių. Sėdintį, mąstantį, galvojantį. Pažiūrėkit, koks imperatorius. Žodžiu, visur čia labai gražu, bet čia didžiulis plotas ir dabar, kai spigina tą saulę 30 virš, tai labai daug jėgų išeikvoja. Tai jau pavargom, pusę tik tai apėjom, bet nieko, dabar, žodžiu, greituoju būdu pereisim per kitą dalį, sugrįšim link Moco ir varysim tada į miestą, pavalgysim pietus ir važiuosim tada jau į kitą homestėjų arčiau kalnų, kuris yra už valandos kelio kažkur. O imperatoriai ir žaidė, ir tenisiuką, viską. Bet šiaip įspūdingi pastatai visi, kiekviena detalytė, viskas, sodai, visi augalai. Tikrai gražu ir kaip už 6 eurus ten su biškiu. Tikrai verta pasižiūrėti, kaip anksčiau viskas buvo. Pakalbėjau su viena darbuotoja, tai šitas visas sodas iš viršaus atrodo, nežinau ar matosi, toksai simboliukas. Tai sakė, kad hieroglifai, žodžiu, tai reiškia happiness, džiaugsmą. Šitas simbolis, tai įdomus faktas jum. Ir paklausiau, kaip čia buvo situacija su potviniais, koks lygis buvo, ar čia viskas buvo užsemta. Tai sakė, buvo užsemta išskyrus ten aukštesnės vietas, aukštesnius pastatus, bet pavyzdžiui, čia sakė, iki čia kažkur buvo užsemta. Prieš porą dienų, man atrodo, viskas nuslūgo, o dabar saulė kaitina. Tai kaip viskas gali greit pasikeisti. Kemdukai. Plus 10 vanduo. Turim 197 km nuvažiuotus, tarp kitko. Išvažiuojam jau iš Chuje, važiuojam link homestėjaus, kažkur apie valandą kelio. Tai va.
Berniukai, mažyliai. 3 months? Yeah. Okay. Wow. Čia tai homestėjas. Go eat. Atvykom į homestėjų. Šiaip tai žiauriai geras. Kainavo 12,62. Čičing. Žiauriai gerai atrodo. Ir šunytis dar. Dogi. Varėm į maudyklą. Sinčiau. Wow. Atidaviau vaikui vaflius, nebegausite. Labas, pavalgėm vakarienę, įmesiu kažkur nuotrauką, pasikalbėjom biškelį su hostais, kaip čia dėl to kelio, gal jie kažką žino, pasiskambino ten kažkam, ar pažįstamųjų, ar ten į kažkokį departamentą, ar į direkciją kelių, nežinau, bet žodžiu, aiškinamės per translatorių, tai sakė, kad nepravažiuosimės pro tą kelią, nes ten tiltai tvarkomi, žodžiu. Tai va, tai keičiasi planai, tai esam čia ir turėjom važiuoti toliau, bet dėje negalim, nes uždarytas kelias. Tai važiuosim atgal link Danango. Tai vėl suksim pro Chują, dar nespėjom ten aplankyti vieno imperatoriaus šventyklos vienos. Turėtų būti geras oras, vėl gražus labai kelias šiaip važiuoti čia. Tai va, tokios tokelis, poilsis, miegas ir susimatom rytoj. Labą naktis. Labas, mano mielas žiūrovė. Labai nuostabu atsikelt prie tokio vaizdo. Žodžiu, šiandieną visai nemažai kilometrų, apie 140 ar 150. Varom pusryčių su hostais, papusryčiausim, susimokėsim už viską ir judėsim į kelią. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Mauzoliejus imperatoriaus Kandin. 100 PMK bilietas kainavo. Tikrai labai gražioj. Vivía de lujo en las fiestas. O, taip ir atrodo. Pats jisai. Galia kaip kietai lubos atrodo. Žiauriai gerai. Pasifotkinas. Apėjom visą šitą pastatą. Greitai čia apsėję visi rūmai, kas gražu labai, tai lubos gražios. Bet šiaip tai per daug biškį, man atrodo, 100 PMK už tokį malonumą.
Paturistavom, važiuojam toliau. Turim sąstai 292 kilometrus. Kuras Šemka, o nuvažiavę jau esam per visą kelionę 312 kilometrų. Tai bus, žodžiu, 400, virš 400 bus. Atvažiavom pavalgyti. Tai va, nieko net neužsisakėm. Iš karto atėjom, atnešė 2 kiaušiniai, žuvis ir kažkokia sriuba. 30 000 ankstyvių pietus. Labai patinka vietos, kur tiesiog ateini, nieko nesako, nieko tu nesakai, atneša 2 lėkštes, pavalgai skaniai ir sumoki 30 000. Šiandien labai greit judam, tai planas toks, kad važiuojam dabar iki pat Stėjaus, žodžiu. Tai va, nieko labai įdomaus. Kelias gražus ir tiek. Coffee break. 30 000. Liko važiuoti 5 kilometrų. Važiuoti 3, 4, 3. Kelio pabaiga. Daug kelio, mažai objektų. Žiūrėkit, kaip akiniai atrodo. Kiek gavom purvo į veidą. Watch out. Fish? Are you motorbike? Yeah. Are you? Yeah, dirty. It's okay. Yeah, we'll go to the shower. Yes, it's okay. Šitas malonumas kainavo 20 eurų. Čing čing. Varom antrų pietų. Tarp kitko, nuvažiavam 416 kilometrų iš viso. Antri pietus. Žuvis. Reportažo pabaiga. Pirmoji vakarienė Bankse įtartinos kokybės pamokėlė. Ryžių popierius.
pats Bangseo. Atvirti čia viduje visokių gerybių yra. Tada pasiemi salotų. Susisuki. Nesveikas. Antra vakarienė. Pirma vakarienė kainavo 15 000. 5 centų. Ten vasukas višta ar kažkas. Alaus ir vištytės. Sumokėjom už vištą ir alaus po 8K. Tai čičing, bet šiaip labai pigiai, šiaip labai juokinga, nes ten matosi, kad labai retai koks baltasis atvažiuoja. Tai visi labai nustebę, nori ranką paspausti, nufotkinti, visi žiūri, visi žvilgsniai kaip valgom. Matosi, kad nedaug turistų atvažiuoja. Tai smagu į tokias vietas labai atvažiuoti. Iš viso šiandien minta 4, 3, 2. Sveikas, mano mielas žiūrovė. Tai va, užsibaigė 3 kelionės diena. Gaila, kad nebetęsiam toliau kelionės link Laoso sienos, bet yra kaip yra, keliai uždaryti, tai nieko nepadarysim. Esam netoli Danango, čia kažkaip kaimelyje, tai apsistojom čia biškelį prašmatnesniam viešbutėlyje, apartamentuose. Yra baseinas, viską, tai žodžiu, relaksuojam. Tai rytoj dar kažkur nuvažiuosim, kažką dar parodysiu ir užsibaigs šitą mūsų kelionę bendra. Šiandien biškelį nukėpėm, nudegėm, geras labai oras buvo ir labai faina važiuoti, iš tikrųjų. Jau pradedu svajoti apie, daugas per Vietnamą keliauja, tiesiog važiuodami nuo šiaurės į pietus arba nuo pietų į šiaurę. Taip pat labai užsinorėjau, nes keliai žiauriai gražus ir kur atokiau nuvažiuoja, ten ir kainos maisto žymiai mažesnės ir žmonės, nežinau, tokie, atrodo labai retai mato baltuosius žmonės, tai irgi toks įdomus potyris pabūt tokiu ateiviu. Manau, kad kažkada čia reiks sugrįžti ir pasidaryti jau tikrą gerą kelionę su normaliu mocu, o ne pirda. Tiek šiandien žinių, susimatom už kelių sekundžių. Labanakt. Labas rytas, mėlėjai. Tikiuosi visiems viskas gerai, kaip šitom žuvim, ne kaip tai žuviai. Pradedam 4 dieną, paskutinę dieną, iki Danango apie valandą kelio, bet tik dar kažkur ir apsilankysim. Ruošiamės, puošiamės ir važiuojam. Bum. Išvažiuojam iš savo stėjaus, važiuojam iki My Sanctuary, važiuosim kas gero. Tai va, gero kelio. Dėk prie galvos. Wow. Aštuoni už vieną. 60. Không biết rồi mừng nuốt. Không biết mà nuốt để anh đưa đúng mà. 16 ar Không đưa để anh đưa đúng aš irgi mà. manau, nes jeigu šiam tai labai apiplėšimas. Xích, đây.
60 or 16? 60. Ông bò này ông lụn lanh lắm. Oho, apiplėšimas. Taigi, Ê, có người học Apiplėšimas. Euras. Už organic coconut. Sveiki atvykę į Maisą. Šimtas PMK ir patenka čia. Įdomiai atrodo. Pirmieji griuvėsiai. Ir kad čia labai įdomu ir gražu būtų. Ekskursija baigta. Pim, pim, pim. Vienas. Žiūrim kompoziciją. Panašiai per vidurį esu. Tai va, sveiki visi. Sveikinuosi jau po kelių dienų, iš tikrųjų po kelionės. Taip ir nieko nenufilmavau grįžęs. Tiesiog norėjau biškį apibendrinti visą kelionę. Čia matysit kažkur ekrane, kiek iš viso pinigų išleista, kiek kartų pasakiau žodžiu. Kilometrų tikslaus skaičiaus neturiu, bet kažkas gavosi virš 500, tai sakykime, kad grubiai 500 nuvažiuoti yra. Tai va, šiaip nepavyko viskas kaip buvo planuota, bet vis tiek labai buvo smagi ir linksma kelionė. Ačiū, kad pažiūrėjai iki galo, tikiuosi, kad patiko. Tai va, parašyk kažką, arba palaikink, arba pasidalink su kažkuo. Susimatysim kažkada, kažkokiam kitam nuotykiui. Tai va, čiau, ačiū tau, kad žiūri.